Jono Evangelijos 2 skyrius, 1-12 eilutė pasakoja apie vestuves. Jeigu jūsų paklausčiau, ar visi esate dalyvavę kada nors vestuvėse? Ir po šio klausimo būtų dar vienas klausimas, ar per vestuves žmonės verkia ar linksminasi? Logiškai. Per vestuves žmonės linksminasi. Todėl aš taip intensyviai, jeigu matėte, aš stengiausi truputį priminti, kad vestuvės, viešpaties puota, ir netgi Jėzus yra viename iš savo palyginimų papasakojęs, ką reiškia sekmadienis, ką reiškia toji puota. Sako, karalius iškėlė vestuves, iškėlė puotą ir sukvietė savo draugus. Taigi mes per vestuves, kai įžengė jaunikis su savo nuotaka, mes visi ką plojam ar ne, ten pamergės, ten visi draugai, čia va kaip sakoma, broliai, seserys, bičiuliai, visi plojam, ten graži muzika groja. Taigi visa tai priklauso visada, kai tik vyksta sekmadienį mišios. Šios dienos pamokslas, norėčiau jį pavadinti Tušti indai. Čia atrodo viskas aišku, į vestuves pasikviečia mergelė Marija, parašyta Jėzaus mama, ir po to, aišku, su mama ateina ir sūnus Jėzus, ir kartu su Jėzumi mokiniai. Čia yra labai nuostabus, įdomus vienas dalykas, kad jeigu jūs švęsite kada nors savo vestuves, jau tie, kurie atšventėt, žinau, jūsų tarpe yra tie, kurie ruošiatės šiais metais vestuvėms, čia greičiausiai švęsime mūsų šioje gražioje karaliaus menėje. Ir visada, kai tik tai švenčiamos vestuvės, pirmas dalykas, ką norėčiau, kad įsimintumėt, visada pasikvieskit mamą. Ne tavo mamą. Jeigu pasikviesi, irgi gerai bus. Bet mergelė Marija, Jėzaus Kristaus mama. Kodėl tą dalykams sufleruoju ir dar pridėsiu, tik tai nekam kitų šių dalykų nesakykit, čia tik tai jums. Žinot, dabar jeigu visi pradės kviesti Mariją, jinai į mano vestuvės paskui nebeturės laiko, kada ateiti. Tai yra tam, kad mergelė Marija, jinai kaip mama, kaip moteris, jin turi tą vadinamą šeštą jausmą. Dabar pakelsiu mergaitės, mamos, moteris, jums reitingą. Žinote, taip Dievas sukūrė, kad visi žmonės turi 5 juslės. Mes vyrai, logikai, kariškiai, kieti vyrukai, turime 5. Mūsų rega, klausa, uoslė, skonis, lytėjimas. Taigi, o čia yra 6 jausmas, tai yra tas dalykas, ko mes vyrai neturim. O moteris turi. Todėl brangus moteris, mergaitės, jūs ir taip turi daugiau viską negu mes vyrai. Nenorėkit būti mūsų vietoj. Jums žymiai geriau. Ir Marija atėjusi, jinai pamatė širdimi. Jinai mato kažkur žymiai giliau, jinai mato tuos rūsius vyno, jinai mato situaciją, jinai tiesiog jaučia kaip mama, ar viskas gerai šitoj šventėje. Ir mato, kad trūksta vyno, kažkas neapsižiūrėjo. Ir jinai tai informuoja savo sūnų, labai trumpai, kaip tikra mama sūnui, daug neaiškindama, priėjo ir sako, jie nebeturi vyno, taškas. Čia taip ir padėtas taškas. Jokių pasiaiškinimų. Ten bandė kažką Jėzus teisintis, ne, čia dabar ne mano valanda, nieko panašaus. Pasakė ir viskas. Jinai net nelaukė Jėzaus, kad jisai gerai, mama, dabar čia tuo aš sutvarkysiu tą reikalą. Ne. Marija eina pas to jaunikio tarnus ir sako,
darykite, ką tik jis jums lieps. Ir ten paskui prasideda veiksmas, kurį ką tik tai klausėtės. Ir pasakojama, ten buvo 6 akmeniniai indai žydų apsiplovimams. Jie buvo tušti. Čia rašoma net kokio dydžio. 2-3 saikų talpos. Kiek tas saikas, aš dabar jums tiksliai nepasakysiu, bet tai yra toks saikas, kur vyrui yra ką veikti. Tokį akmeninį indą panešti jau čia turi būti pasportavęs, patikėkit. Ten, kai man parodė Kanoje, kur teko nuvykti, kaip tie indai atrodo. Ir dabar nuostabus dalykas, geroji žinia, nes mes blogų žinių jums neturim. Brangus broliai seseris, jeigu tu savo gyvenime pasijutai esąs tuščias, o dar jeigu tau pasakė galbūt tavo bendramžiai, gal tu esi vaikas, gal esi paauglys, kuris labai jautrus visokioms nuomonėms, draugų įtakoms. Gal tu pasakė darbe, jeigu esi politikas, gal pasakė kažkur Seime, sako, tu esi tuščia vieta. Ką daro žmonės, kai išgirsta, kad tu esi tuščia vieta? Tuščias. Mes taip iš karto, kodėl aš esu tuščias, aš stengiausi. Po šitos gerosios žinios, sakykit, wow, geras, va dabar jau čia prasidės. Tuščias. Aš esu indas, ne tas indas iš Indijos, bet akmeninis indas, nežinote, kad Viešpats žmonės sukūrė iš ko? Sako, pirmą žmogų sukūrė iš akmens dulkių. O tas akmeninis indas ir tuščias. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad esi tuščias gyvenimo. Kad jūs ir aš esame, žinote, tuose induose, jeigu ilgai pastovi tušti, ten mūsų prikrenta visokių vorų prieina, dulkių prisirenka. Tai va, kad ten manyje kaip tuščiame inde visko prikrenta, tai čia ir taip aišku. Gal net būna šlamšto visokio, kurio mes ką tik atsižadėjom prieš mišių pradžią. Tačiau pirmas dalykas, neišsigąskite, jeigu tu pasijutai esąs tuščias. Neturi minčių, ką turi daryti toliau. Gal šiuo metu esi pasimetęs, kalbu jums jauni brangus paaugliai, dar nežinai, kuom būsi. Jūs tėveliai, kurie esat tušti, nebeturit fantazijos, nebežinot, ką su tais jūsų vaikais daryti, kad jie užaugtų gerais žmonėmis. Taigi, šitoje vietoje, kad Viešpats galėtų padaryti stebuklą, reikia, kad tu ateitum pas jį, taip čia yra pasakyta, atneškite tuos tuščius indus, jie yra 6. Žodis 6 tai reiškia 6 sukūrimo pasaulio dienos. Skaičius 6 Biblijoje reiškia žmogų. 6 yra žmogaus skaičius. Tai yra labai žmogiška, trapu. Taigi, Viešpas sako, atneškite man tuos tuščius indus. Tai reiškia, kai tu ateini pas Jėzų ir nori, kad tavo gyvenime kažkas imtų vykti, priminsiu paprastą katalikišką tiesą. Ateidamas į mišias arba prieš mišias, pasistengkite prieiti išpažinties ir prie šitų klausikų ten yra dvasinė higienos priemonė išpažintis, ten yra va ta plovykla. Viską iš savęs išpilat, mums kunigams į ausis, nepergyvenkit, mes nieko neatsimenam. Ir tampate tuščiais indais, švariais tuščiais indais. Kodėl dabar Viešpačiui reikia tavęs tuščio indo? Tai reiškia, be tavo išankstinės nuomonės, kai tu žinai, ką turi kiti daryti, arba ką turi Dievas tau padaryti. Mes kartais mėgstam ateiti Jėzų ir pamokyti. Jėzau, aš žinau, ką turi padaryti, kad aš būčiau laimingas. Dabar padaryk tai, pakelk man pensiją, duok man gerą atlyginimą,
ir išsakom, ką viešpats turi padaryti, kad aš tuščias indas prisipildyčiau. Viešpats sako, šitaip nežaisim. Arba tu ateini pas mane tuščias, be jokių pretenzijų, be išankstinių man nurodymų, ką aš kaip Dievas turi dabar tave pripildyti, tada mes kalbėsimės. Tada bus stebuklas. Priešingą atveju aš tavęs tokio indo pilno tavęs, pilno išminties, grožio. Tu man toks netinkamas. Labai svarbi dar viena detalė apie tą tuščią indą, kadangi Jėzus žino, kas dabar bus. Čia yra parašyta, ten buvo indai skirti žydų apsiplovimam. Vadinasi, tie indai akmeniniai yra toks žodis techniškas košer. Į tos indus negalima pilti ten kokių srutų, dar ko nors. Jis yra ten pilamas švarus vanduo, kad žydai galėtų apsiplauti rankas, turbūt tikrai visada tas vanduo naujas, atnaujintas, taigi švarus. Ir tada duoda kitą užduotį tiem tarnam, o va dabar pripilkite indus vandens. Viešpats, kai tu ateisi tuščias, jis paprašys tavęs kažką tokio, kas tau yra įmanoma. Mes žmonės esame tas vandenėlis. Kad tas vandenėlis būtų pakenčiamas arba tinkamas gerti, tikriausiai visi žinote iš fizikos, iš chemijos. Pastovėjęs geras gyvas vanduo, be chlorkės, jis tampa toks dustas. Tai reiškia, jis ima gauti negerą kvapą, jeigu jisai pastovi. Todėl vanduo, kad būtų tinkamas gerti, jis turi būti pratekantis. Sutinkat su manim? Ir stovintis vanduo gėrimui bus netinkamas. Ir čia yra, sako, pripilkite šviežaus vandens. Tas vanduo, brangus broliai seseris, tai yra tie dalykai, ką tu gali padaryti. Tai esi tu. Jūs, brangus mano broliai vyrai, kalbu dabar tuos, kurie turite aiškę vyrišką giminę. Pripilkite savo vyriškumu, tai kas esi vyras, sako, būk vyras ir vyriškai elkis. Kai tu ateini pas viešpatį, nusimesk visas tas nesąmonės, tuos žaisliukus, kuriuos dabar to bando prikabinti visuomenė, Europos Sąjunga ir mūsų kai kurie neprotingi aukšto rango pareigūnai. Kaip vyras atsinešk savo vandenį. Kas esi tu? Jeigu esi šeimos tėvas, esi vyras žmonai, atsinešk tai, ką tu gražaus padarai šią savaitę. Ar pagyrei savo žmoną? Ar pasakei dar kartą, kad tu ją myli? Ar tu padrasinai savo sūnų dukrą? Štai ką reiškia atnešk gerų darbų vandenį. Tai, ką tu gali. Iš tavęs nereikalaujama, kad tu atneštum žvaigždę, kuri čia dabar nušvito danguje prieš keletą savaičių. Tavęs neprašo tokių dalykų. Tavęs prašo vandens. Savo pareigas, kaip tu atlikai savo pareigas, jeigu esi įmonės vadovas, ar buvai sąžiningas su savo darbininkais. O jeigu esi darbininkas, tarnautojas, ar gerai atlikai, ar tikrai tas 8 valandas atidirbai sąžiningai. Vat kalbu apie tuos dalykus. Tas pats jums, brangios moteris, mergaitės. Kaip sekėsi būti mergaitė? Moterimi. Ar džiaugiaisi, kad tokia esi? Ką tik tai paminėjau, jūs mumis lenkėt, brangios moteris, mergaitės. Turit 6 jausmą, ko mes neturim. Ar džiaugiaisi to 6 jausmu? Tai visa tai, ką tu šiandien padarai kaip moteris, kaip mergaitė, paauglė, gražus dalykai, sakei tiesą, nieko neįžeidai. Suprantate, tai va, šitos dalykus mes pripilam tai, kas esame savo gerus darbus, puiku, ir dabar, sako, pripilkite vandens, toliau, 3 žingsnis, dabar semkite, neškite stalo prievaizdui.
Ir tie nuneša. Kas ten atsitinka? Dabar tie tarnai, jie neneša to indo paversto vynu, kadangi dar ten yra vanduo, dėmesio. Stebuklas vyksta ne tada, kai jie pripylė tą tuščią indą. Tas tuščias indas pripiltas vandeniu, jis taip ir liko vandeniu. Stebuklas vyksta, žinot kada? Kai jie semia su kitu indu, ne su akmeniniu. Ir neša jau į stalą, į karališką stalą. Priminsiu, kad su akmeniniu indu, jeigu aš atnešiu dabar jums ir norėčiau įpilti gero vyno, jūs apsipiltumėt. Ten toks to indo ertmė tokia yra. Aš paprasčiausiai, neįmanoma iš to akmeninio indo, jis yra sunkus. Jie sėmė, kas yra, kokia tara tai talpintuvas, ar tai buvo sotis, ar tai buvo prabangus butelis, ar tai dar kažkas, grafinai kažkokie tai, bet tai buvo jau brangus indai. Priminsiu, brangus broliai seseris, kad kai Jėzus padaro stebuklą, tas vanduo virsta ne šiaip savo vyneliu už 4 eurus popieriniam pakete. Ir ne 12 eurų, kai jūs gerite per savo šventės. Ir ne 30 eurų. Man teko būti Porto mieste, Portugalijoje, ir kai nuėjau ir parodė man vitrinoje, kad vienas butelis gero vyno kainuoja, žinot kiek? 1000 eurų. Tai jauti? 1000 eurų. Mėlyjei, jeigu aš tą 1000 eurų vyno, aš tau įpilsiu į popierinį puoduką, kuris kavą gerit, ar arbatą. Sakysiu, įpyliau tau vyno, paragauk. Tai tu jį taip ir išgerbsi, kaip tą laikydamas popierinį puoduką. 1000 eurų vienas butelys, 0,5 litro. Mano vienas bičiulis, kuris dirba labai garsiam viešbutyje Palangoje, restorane 5 žvaigždučių, jis pasakojo man tokį dalyką, kaip tokie vynai yra pristatomi. Ten ne bet kas netgi gali tokį vyną įsigyti. Kai atneša tą vyną, ten būna auksinės taurės arba ten ta pati taurėtas talpiklis į tą vyną, jo ten kaina nuo 100 eurų į viršų taurė. Grafinai su auksais, netgi būna su perlais. Ir kai neša tą butelį, gražiai apsirengę, groja muzika. Tai yra įvykis. Įsivaizduot, įneša butelį tau ir groja muzika. Ne į kažkokį, molinį pieno sotį. Ne. Dėmesio apie tuščius indus ir apie tuščias taures. Tai esame mes. Kažkas, tie tarnai esame mes, broliai kunigai. Mes padarome mes atnešam tuos akmeninius indus, jumis. Pripilam, ką galim. Bet dabar jau, kai jūs semsite iš to, ką mes dabar atnešim ant altorius, jau jūs nešite pas save į namus. Jūs nešat didelę atsakomybę. Taip Dievas padarys stebuklą šiandien kai kam gyvenime. Ir kai jie pasėmė, jie neša tame asotyje, paduoda prievaizdui ir dabar žiūrėkite, įtampa kyla. Nešdami, jie patys to nežinodami, ten įvyksta stebuklas. Todėl mes, lietuviai, turime pačią seniausią kalbą pasaulyje, kurio žodžiai turi labai stiprią reikšmę. Dėmesio. Žodis tikėjimas pas mus susideda iš 2 žodžių. Tik ėjimas. Jėzus yra pasakęs, mano teisusis gyvens tikėjimu, tik ėjime. Jie tik nešdami tą ąsotį su vandeniu, ten įvyksta stebuklai. Ten pavirsta tas brangus vynas. Taip kaip tie 10 raupsuotojų ateina ir sako, Jėzau, Dovydo sūnau, pasigailėk mūsų nusidėjėlių, ir sako, išgydyk mus. Ką sako Jėzus?
eikite pas kunigus ir pasirodykite jiems. Ir ten parašyta, kad jie neišgijo tą pačią akimirką, bet eidami, kai jie pakluso Jėzui ir eidami, parašyta, eidami jie išgijo, tik ėjime, tikėjime jie išgijo, tapo švarus. Taip ir čia stebuklas įvyksta, kai mes paklusdami Viešpačiui, nebūtinai tu supratai, kas čia vyksta, brangus jaunimas, paaugliai, suaugę. Man visiškai iki lemputės, ar jūs suprantat, ar jūs nesuprantat, kas darosi per mišias. Prašymas jūsų, būkite kaip tie tarnai. Tau pasakė ateiti mišias, eit komunijos ir eik. Supratimas ateis po to, stebuklą pamatysi po to savo gyvenime. Štai jie paklūsta, neša tuos indus, įpila tam prievaizdui ir prievaizdas paragavęs, jo veido išraiška keičiasi, jie visi taip apmiršta, wow, kas dabar bus? Toliau sako, pakvieskit man jaunikį, sako, va dabar prisidirbom. Jaunikis ateina, kas čia buvo? Sako, tik čia. Jėtus dabar vandenį atnešėm. Ir tada sako, žinai, kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, kai svečiai įgeria tuomet prastesnio, o tu laikai gerąją vyną iki šioliai. Aleliuja, groja muzika, leidžiasi uždanga, raidės, happy endas. Pabaiga. Amen.